Šurmulys su Jėzumi. Kasdienybė su Dievu. Šeštadienis. Marijos diena. Ir šiandien irgi šeštadienis, irgi Marijos diena, bet gal truputėlį ypatingesnis. Yra šventė. Švenčiausios Marijos širdies, nekalčiausiosios Marijos širdies šventė. Taip jau yra sutvarkyta, logiškai, kad iš karto dieną po to, kai minime švenčiausią Jėzaus širdį, iš karto prisimename nekalčiausią Marijos širdį. Vakar sakėme, kad Jėzaus širdis yra dieviška, nes Jėzus yra Dievas, tuo pačiu Jėzaus širdis yra žmogiška, nes taip pat Jėzus, tu viešpatie esi tikras žmogus. Ir tie tavo jausmai, kurias turi, yra ta žmogiški, pati geriausia žmogiškumo versija. Marija be abejo nėra Dievas, bet jos širdis tikrai yra dieviška, nes kas kartą, kai tu viešpatie ją kreipėsi, tada jie atsakė, taip. Ir tokius nuostabius dalykus padarė joje tavo malonė. Kad jos širdis ir jos elgesys, jos veikimas tikrai buvo persemtas dieviškumu. Paveikslą, kurį matome šioje Stervedvario koplyčioje, labai graži koplyčia, labai gražus atvaizdas. Matome, kaip angelas apsireiškia Marijai. Marijos veido išraiška tokia kupina nuostabas, ar ne? Akis išplėstos, didelės, ne? Kūnas gal tarytum taip šiek tiek toks krūptelėjęs, ne? Toks tarsi atšokęs atgal ir ranka susiėmus už širdies. Mat angelas jai apsireiškia, toks labai veržlus, priklaupęs, dar tarytum judesy ir pasisveikina, bet, aišku, iššoko jos akivaizdoje. Yra vienas toks vaizdelis, vienas epizodas, kur vienas bažnyčios tėvų pasakoja, kaip Dievas duoda tam tikrą instruktažą arkangelui Gabrieliui, kad nebūtų jis toks veržlus, kaip galbūt būtų paprastai, kad neišgąsdintų Marijos. Čia jos lyg ir neišgąsdina, bet aišku, nuostaba yra didelė. Nežinome, kaip patys reaguotume, jeigu mums staiga iššoktų arkangelas. Puikiai žinome, kas vyksta po to. Angelas iš esmės klausia, ar norėtum būti Dievo motina? O Marija atsako taip drąsiai, taip. Norėčiau, kad įsipildytų manyje tai, kad Dievas yra numatęs. Nėra galbūt taip visiškai akivaizdu. Ką konkrečiai tai reiškia, ar ką reikės daryti. Drąsiai yra Marija. Tikrai nėra taip, kad iki galo viską 100% suprastų. Įėję į YouTube turbūt nesurasime, net ir šiandien, kaip reikia būti Dievo motina. Labai panašiai kaip vakar žiūrėjome tą vieną filmuką apie tai, kaip tie laivai laikosi ant vandens paviršiaus ir ką reikia daryti, kad tam tikros formos daiktai nenuskęstų. Ir pagal tai galime pasidaryti, pavyzdžiui, plaustą. Bet Marija drąsiai pasitikė Dievu ir atsako taip. Paprasta Marija. Ir jie šiame paveiksle yra tikrai tokia paprasta mergina. Tas spalvos tokios tradiciškos, kilnios, tokia raudona, mėlyna. Baltos matyti mažai, bet jie čia turėtų būti tos tradicinės spalvos, kurios vienai ar kitaip nusako tos įvairius Marijos gyvenimo aspektus. Tas nekaltumas, kilnumas, Dievo malonė, drąsa, tam tikra kankinystė, raudona spalva.
Čia paprasta mergina. Ir tikrai, žiūrint į tą paveikslą, atrodo, tarsi angelas jai būtų pasirodęs po kokią tai obelimi. Kažkur čia Strevadvaryje. Viskas taip žalia, viskas gražu. Kažin ar šventojoj žemėje yra metų laikas, kai viskas ten yra taip žalia. Tikrai tos aplinkybės, sakytum, primena. Strevadvarį, tą Kaišiadorių rajoną, kuriame esame mes. Ir to turbūt tik norima pabrėžti, kad tai tokios įprastos aplinkybės, panašios kaip ir mūsų. Galbūt tikrai ten, kur angelas jai apsireiškia, žalumos mažiau, nors saulės ir daugiau, bet žiūrėk, tu man šiandien ta saulė pasirodė ir pas mus. Tokios įprastos aplinkybės. Ir viskas labai paprasta, labai normalu. Marija turi paprastumą, kuris yra normalus. Aišku, jie apsireiškia angelas, kas nėra visiškai įprasta. Pradėjo kūdikį iš šventosios dvasios. Tai irgi nėra įprasta, jaučia į savo širdyje. Bet tuo pačiu reakcija, kaip jie tai reaguoja, kaip tai išgyvena, tai jau yra normalu. Angelas jai pasako, kad Elzbieta pradėjo kūdikį su Dievo malone ir tuo jį pasinaudoja. Ką jai reikėtų daryti, kai yra tokia naujiena. Pradėjau kūdikį iš šventosios dvasios. Paprastai, būdamas toks normalus žmogus, tu suprasi, kad nebus tai lengva paaiškinti niekam, ar ne? Nei savo šeimai, nei savo draugams. Bet išgirsta, kad Elzbietai įvyko kažkas bent panašaus. Ne? Su Dievo pagalba, sakytum, jie pradėjo tą savo kūdikį. Joną Krikštytoją, jos pusseserę. Gilioje senatvėje laikoma nevaisinga, su Dievo pagalba pradėjo kūdikį. Jau tai laikoma tokia jau savaime didelis stebuklu. Ir eina pas ją. Kalba jai, nes su tuo įsitikinimu, kad bus suprasta, kad per Elzbietą kažką supras apie tai, ką reikėtų daryti, ar kaip reikėtų reaguoti. Juozapas, vėlgi, jo sužadėtinis, taip pat ir jis mus lydi mūsų maldoje. Nors Evangelijos aiškiai to nepasako, bet anksčiau ar vėliau galima taip manyti, Marija visą tą savo pašaukimą paaiškina taip pat ir jam. Bet gyvena paprastą gyvenimą. Vaikelis gims, kai reikės, viskas susitvarkys. Vėlgi susitvarkys taip, kaip turi susitvarkyti. Apmąsto be abejo. Apmąsto visus tos dalykus, kurias Dievas jai pasakė, visus įvykius, kurie įvyksta jos aplinkoje. Tad apmąstome Marijos paprastumą taip pat ir mes. Jėzui be abejo sukanka 12 metų. Tai yra tas Evangelijos epizodas, kurį girdėsime šiandien per šventąsias mišias. Visa šventoji šeima, Jėzus, Marija ir Juozapas, eina į Jeruzalę per Velykas, tokia įprasta šventė, šeimos šventė. Vėlgi, tą daro šventoji šeima, tą daro, ko gero, dauguma kitų šeimų visame Izraelyje. Grįžinėdami daro tai, kas vėlgi yra įprasta anais laikais. Evangelijos to taip vėlgi aiškiai nepasako, bet žinoma, kad paprastai tose piligrimystėse paprastai nesileisdavai į kelią pats vienas. Tai pavojinga. Plėšikai gali užpulti. Tada paprastai susijungdavai su kitomis šeimomis ar prisijungdavai prie prekeivių karavano. Tiesiog taip yra saugiau. Eiti kartu. Eidavo paprastai atskiromis eilėmis vyrams ir moteriams per dieną. Paprastai vėlgi būdavo daroma taip. Vyrai, moteris eidavo šiek tiek atskirai. Buvo laikoma, kad taip yra. Ar tai švariau, ar tai saugiau, ar tiesiog toks tonas.
šventoji šeima daro būtent taip. Vėlgi, labai panašiai kaip ir dauguma kitų šeimų. Matom vėl kažką, kas yra įprasta. Nestebina. Ir būtent tada įvyksta kažkas neįprasta. Mat, Jėzus, tu viešpatie Jėzau, kuris esi su mumis švenčiausiame sakramente, atsiskiri, ne? Pasilieki šventykloje. Žinome, mokai rašto aiškintojus. Aiškini dalykus, klausi žmonių dalykų. Keli visiems nuostaba. Bet mes pasilikime su ta šventąja šeima. Marija ir Juozapas pameta Jėzų. Jo ieško. 3 dienas, kol jį suranda. Jei esam kokie tai gudručiai, ne? Ir gebam taip viską labai susijęti, prisiminsime, kad po Jėzaus mirties Marija taip pat 3 dienas laukė Jėzaus prisikėlimo. Nes Jėzus prisikėlė 3 dieną po mirties ant kryžiaus. Marija laukė 3 dienas, prisikėlė. Jėzus pasirodė taip pat ir jai. 3 dieną po mirties. Sakytume, Marija jau per šį gyvenimo epizodą, jau ieškodama Jėzaus 3 dienas pasimetų šventykloje, ko gero, tą išmoko. Ir tuo laiku, kai laukia Marija tavo viešpatie prisikėlimo, prisiminė taip pat ir tą momentą, kai buvo tave pametusi šventykloje. Tau būna 12 metų. Kągi, Marija dabar ieško, neranda, tikrai nesupranta, kodėl Jėzus jiems padarė. Nemalonu ir skausminga, bet vėlgi ieško, mąsto, bando suprasti. Kai suranda, Marija sako tavo viešpatie, vaikeli, kam mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis atsakė, kamgi manęs ieškojate? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Ir Evangelija pažymė. Bet jie, Marija ir Juozapas, nesuprato jo žodžio. Ir tuo pačiu Evangelija priduria, sakytumai, prabėgomis. Jo motina laikė visus tos įvykius savo širdyje ir jos apmąstė. Nepraleido tavo Jėzaus žodžių, gestų, nepraleido tų įvykių, kurie supa tavo gimimą ir vaikystę. Viskas turi prasmę, kadangi visose dalykuose yra tas Dievo vedimas. Taip pat ir mūsų gyvenime, ne? Viskas turi prasmę. Ne tai, kas iš pažiūros neturi prasmės. Tam tikras klaidos ar kokios banalybės. Tokie dalykai, kurios netkreipiam dėmesio. Viskas turi prasmę, nes tu viešpatie mus vedi. Ir jei tą galime atpažinti savo gyvenime, kaip tu net pažinsi Jėzaus gyvenime. Ta ir daro Marija. Jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Ir, kaip minėjau, tą galbūt prisiminė tuo momentu, kai tu viešpatie buvai numiręs ant kryžiaus ir jį laukia tavo prisikėlimą. Tavęs ieškojo. Vėlgi, nežinojo, kokia ta prasmė, kas turėtų įvykti. Net Marija yra žmogus, neturi tokio supratimo, kuris leidžia viską, numatyti ten viską, kas įvyks, ar suprasti visako prasmę iš karto, bet ieško, bando suprasti. Norime taip pat ir mes tokio širdies, kuris svarsto ir bando suprasti tą dievišką prasmę paprastų dalykų apsuptyje. Prašom ir mes savo tokio širdies. Turėjom vakar tą pasiryžimą, tokį gražų, ne? Sąžinės patikrinimas vakare. Paskirti tas keletą minučių, padaryti sąžinės patikrinimą. Ar tai kartu, ar tai atskirai, ar tai lovoje, miegant, ar koplyčioje, bet sakykime koplyčioje, sukonkretinkim koplyčioje, tavo viešpatie akivaizdoje padarykim tą sąžinės patikrinimą, apsvarstykime. Ir vėlgi, jeigu ir pasimiršom nieko tokio, turėsim dar vieną progą
kasdien turėsime progą viešpatį, ne? Kol gyvename. Tai tikrai yra dalykas, kurį galiu padaryti. Keletas minučių, tam, kad atpažinčiau tas geras sėklas, kurios dygsta mano širdyje. Ir blogas sėklas, kurias taip pat pastebime dienos eigoje. Tokia proga išgirsti, ko tu viešpatė manęs prašai. Ir atrasti, kaip tu viešpatė padedi įgyvendinti visą tai, ko prašai. Nes, tai, ko Dievas prašo, pats Dievas galiausiai ir duoda. Įduoda prašymą, pats suteikia taip pat ir dovanas tai įvykdyti. Tad užduotis turbūt yra prašyti, ką tu viešpatė nori, kad aš daryčiau, nes būtent tose dalykuose ateis tavo dovanos. Negaliu, tiek daug kartų galėčiau pagalvoti, neįmanoma, nepavyksta atsikelti 8 valandą ryte, bet žiūrėk tu man. Ir tikrai pats nustebsiu, kaip prasiplečia mano širdis, mano troškimai, mano širdis. Rožinis, viena geriausių maldų. Ten apmąstam tos visus Marijos gyvenimo slėpinius, žvelgiam į Jėzaus gyvenimą Marijos akimis. Jei meldžiamas rožinį kasdien, atrodo, kad kartojam vis tuos pačius žodžius, bet tikrai laikui bėgant pamatome, kad visą Jėzaus gyvenimą turime lyg ant delno. Apmąstame visus tos Jėzaus slėpinius. Apmąstame. Atrodo, kad kartais tiesiog prisimenam, bet tikrai laikui bėgant tie vaisiai tampa tokie akivaizdus. Visą Jėzaus gyvenimą turim kaip ant delno, visą Evangeliją. Ir tai kartu su rožinė malda ateina. Tokia malda, kuri lydi mus paprastume, kokiame gyvena pati Marija. Melstis galime visur, nes važiuojam autobusu, rožinis, einam pešiomis, rožinis po vakarienės, prisėdus, jei norim, taip pat rožinis, Toks veiksminga malda, žvelgiant tada viešpatį. Ir baigime tą maldą, kreipiamės į Mariją, kaip mano pagalba. Prisimenam vieną šventojo žodžius, šventojo Bernardo. Jei pakiltų gundimo vėjai, jei išplauktų man sielvartų uolų, žvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei tave mėto puikybės, garbės troškimo šmeižto, pavyduliavimo bangos, žvelk į žvaigždę, šaukis Marijos. Jei sielos valtelę blaškys įsiutis, ar godumas, ar kūno vilionės, žvelk į Mariją. Jei tave gąsdina nuodėmių gausa, trikdo nešvari sąžinė, baugina teismo siaubas, jei bando įtraukti liūdesio pragarmė, nevilties bedugne, mąstyk apie Mariją. Pavojų, sunkumų, abejonių apsuptyje, mąstyk apie Mariją, šaukis Marijos. Ten nesitraukia ji nuo tavo lūpų, ten nesitraukia iš širdies, kad išprašytum jos užtarimą. Gyvenime neįsižadėk jos pavyzdžio. Jei sekdamas nenukrypsti nuo kelio, jos prašydamas nenusivili, apie ją mąstydamas nepasiklysti, jos laikydamasis neparpuoli, jos globojamas nebijai, jos vadovaujamas nepavargsti, jos užtariamas pasiekia tikslą ir pats patari, kad pelnytai apie ją pasakyta. Mergelės vardas buvo Marija.